Mūsų viešnia Jūratė Aleškevičiūtė yra regos atstatymo instruktorė, lektorė, kuri šiandien patars, kaip be vaistų sustiprinti regėjimą ir atsisakyti akinių. Labas vakaras. Labas vakaras visiems. Kad jau buvo pratimai kūnui, pilvo presui, stuburui, nugarytei, tai kokie pratimai akims? Taip, mūsų akelės iš tikrųjų turi tuos pačius raumenis, kaip ir mūsų visas organizmas. Ir jeigu, sakykime, mes turime, čia aš turiu balioną. Taip. Įsivaizduokime, kad čia yra mūsų akis. Taip. Ir dabar, kad mes galėtume suprasti, aš trumpai paaiškinsiu, kaip šitie raumenys išsidėsto aplink akies obulį. Tai yra viršutinis apatinis raumuo, kurie leidžia akį kilti į viršų ir leisti žemyn. Yra du šoniniai, kurie suka į vieną pusę ir į kitą pusę aplink akies obulį. Ir yra labai svarbus du raumenukai, kurie išsidėsto štai taip. Jie išsidėsto skersai aplink akies obulį. Dabar, kodėl jie yra svarbus ir ką jie atlieka? Šie du raumenys, kuomet akelė nori pasižiūrėti į objektą esantį arti šalia mūsų, jie suspaudžia akies obulį ir akies obuolys pailgėja. Puikiai tai matome. Kas būna, kuomet šie raumenys užsispazmuoja ir akies obuolys išlieka pailgas ilgesnį laiką? Mes nebegalime gerai matyti į tolį. Tai ir yra trumparegystės priežastis pagrindinė. Optometristai tai vadina akomodacinių spazmų, kadangi aš pati 13 metų dirbu optometristės darbą ir prieš porą metų supratau, kad gana man tuos protezus pardavinėti ir siūlyti žmonėms, kadangi... Taip tariant, akinius? Taip, akinius, kadangi akiniai iš tikrųjų tai yra protezai mūsų akims ir jie niekada regėjimo nepagerino. Kiek pas mane ateidavo pacientų, jie visada išsirašydavo tik tai stipresnius akinius. Tai ką daryti žmonėm, kurie nemato? Tiem žmonėms, kurie neprimato į tolį, neprimato arti, turi astigmatizmo problemas, žvairumus, puikiai galima susitvarkyti būtent pratimų dėka. Tačiau šie pratimai, akims skirti pratimai dar ne viskas. Visų pirma, yra priežastis, kodėl tas regėjimas suprastėjo, o priežastis gali būti labai įvairios. Tai ir fizinės, išorinės, tiek ir vidinės, tos vadinamosios psichologinės priežastys. Atleiskite, bet tada kodėl tiek daug pagyvenusių žmonių būtinai atsitraukia skaitydami? Taip, ir visų priežastys skirtingos? Priežastis yra viena iš tikrųjų, tai yra nemokėjimas taisyklingai matyti. Žmonės nemoka matyti. Matyti taisyklingai nieks nemoko. Prašau, pamokinkite. Valgyti moko, etiketo nebemoko. Kokios pagrindinės taisyklės? Tai yra akių atpalaidavimas. Tai yra pagrindinis dalykas. Galim nedaryti jokių pratimų, bet mokėti taisyklingai atpalaiduoti akis. Mes labai daug dirbame su objektais esančiais iš arti. Ir atpalaidavimas... Galim palaikyti truputėlį. Atpalaidavimas akių vyksta labai paprastu būdu. Tai yra, mes turime dvi rankas, kurias reikia vieną į kitą patrinti, kad jos iššiltų. Tuomet taisyklingai tas rankeles sudėti va taip stogeliu ir užsidengti akutes, neprispaudus noselės ir neprispaudus pačių akies obuolių. Esmė šio pratimo yra ta, kad po mūsų akelėmis, po mūsų rankelėmis akelės turi būti tamsoje. Tamsa yra reikalinga tam, kad atsistatytų mūsų tinklainėje esantys pigmentai, kurie šviesoje skyla ir kurių dėka mes galime matyti. Ir kiek taip pasėdėti? Galima tai būti ilgiau, galima būti nors ir minutę dvi. Kiek kartų per dieną? Tiek, kada jūs pajuntate, kad jūsų akelės pavargo. Nepajunta niekada šių dienų paaugliai prie kompiuterio. Paaugliai, ypatingai aš dabar vedu mokymus būtent mokyklose ir moksleiviai labai puikiai tai atlieka netgi ir pamokų metu. Mokytoja pamoko netgi. Ir tai yra labai šaunu, nes vaikas mokykloje dirba, akis vargsta, akis įsitempia, jis parėjęs namo, vėl jis turi užsiimti tą veiklą, namų ruošą, vėl žiūrėjimas iš arti. Ir nuolat viskas yra užsispazmavę. Spazmai akise automatiškai sukelia spazmus visame organizme. Taigi reikia ilsinti, atpalaiduoti akis. Atpalaiduoti ir tada jau treniruoti akies raumenis. Nes akies raumenis turi būti ir atpalaiduoti, ir tvirti tada, kada reikia. Ką reiškia treniruoti? Treniruoti tai yra pratimų seka. Tai yra atskiri pratimai, kuomet mes žiūrime į viršų žemyn, į vieną pusę, į kitą pusę, sukame akis ratu, tačiau čia yra visa metodika. Šios mokymus aš 2 dienas dėstau ir žmonės mokau. Tai, ką aš parodysiu, tik tai keletą pratimukų, tai, galima kažkiek tai daryti savarankiškai, tačiau nežinant, kaip tai atlikti, galima netgi ir pakenkti. Nes jeigu, sakykime, žmogaus bus atšokusi tinklainė ir jis darys inirtingai jėgos akies raumenų pratimus, jis gali savo pakenkti. Tie keli pagrindiniai pratimai išgirdau aukštyn žemyn, į šonus, ratais, ar ne? Taip, ar yra paslapčių, kaip skaityti?
Skaityti yra tam tikri vėlgi niuansai. Sakykime, kuomet mes skaitome knygą iš arti, mes pasistengime ją keisti atstumus iki jos. Paskaityti iš tokio atstumu, vėliau šiek tiek tolėliau. Plus yra gero regėjimo įpročiai. Tai yra, sakykime, kai mes skaitome knygą, kas pastraipą iš naujos eilutės, pažiūrėkime į tolį. Šiek tiek, 10 sekundžių. Įpraskime išsiugdyti tokius įpročius. Taškas sakinio gale, vėlgi reikia pasižiūrėti į tolį ir mirktelti, geriausiu atveju. Mes galime daryti skirtukus, kad tai įprastume, nes, tai reikia išmokti. To reikia išmokti, kad tai mes galėtume daryti ir kad tai virstų mūsų įpročiais. Bet tai yra prevencija, visi šitie pratimai. Šitie pratimai yra prevencija, tai labai yra gerai. Tačiau, kuomet žmogus jau turi, ar tai trumparegystės, ar tai toliaregystės problemą, ar tai astigmatizmą, ar žvairumą, visa tai padeda. Taip pat esu tikrai yra pratimų, kurie netgi atstato jau didelius sutrikimus. Jie yra atstato. Mano pačios buvo minus 2,5 dioptrijos ir per pusę metų aš susigražinau gerą regėjimą vien tik tai pratimų dėka. Atleiskite, jūs dabar neturite lęšių? Ne, aš neturiu jokių lęšių. Taigi jūs visai atsisakėte, ar ne? Bet kokių procesų jūs sakote? Dar vienas, kasdien maudosi upėje. Upėje sutiko ir naujuosius metus. Labas vakaras, Kęstutis. Labas vakaras. Dar svarbu pastebėti, kad Kęstutis yra girdėjęs apie gydomąsias karvės šlapimo savybės pavasarį. Irgi tiesa? Taip, Iš kur girdėjote? Įvairių knygų yra prirašyta apie urinoterapiją. Daugiausia tai yra apie savo asmeninį žmogaus uriną, bet toliau yra siūlymai, kad visgi žolėdžių gyvulių šlapimas yra tikrai naudingas ir daug pavyzdžių knygose duodama apie išgydytas ligas. Tai ir arklio tiktų? Geriausia rašoma yra karvės. Kas iš mūsų svečių, kadangi čia daug turime atstovų netradicinio gydymosi metodų išpažinėjų, kas nors žinote apie šlapimo galias? Aš pripažįstu labai paties žmogaus, sergančio įvairiausiais uždegimais, bet kokią ligą. Aš labai tikiu, kad sirgau abiejų plaučių uždegimu. Ar reikia gerti, per vidų vartoti, ar užtenka kompresų? Gerti. Reikia gerti, jo. Ir aš abipusių plaučių uždegimu išsigydžiau po 3 savaičių, aš buvau darbe. Atleiskite, turiu paklausti, kiek per parą išgerdavote šlapimo? Vieną kartą. Vieną kartą? Ir tai padėjo? Būtent reikia gerti. Rytinio. To kaip tyrimams, ar ne, prašo gydytojai? Tada man kitokios išeities nebuvo, aš pabėgau iš ligoninės, kur man jau turėjau leisti antibiotikus ir hormonus ir visą kitą. Aš išbėgusi namuose prisiminiau šitą seną, gerą, dabar jau galiu sakyti, vaistą. Ir juo kitokios išeities neturėjau ir pradėjau juo gydytis. Gydytoja, kam tie vaistai, kam antibiotikai? Paprasčiausias rytinis sisiukas. Ir tai yra nuo senų senovės. Šitas vaistas, kabutėse, ypatingai populiarus kažkodėl tai Pavilnio krašte. Mes su kolegom, su gydytojais, kai diskutuojam, tai jie naudoja ir į vidų, ir į išorę, išoriškai deda kompresus. Nepritariu, Žemaitijoje vasarą vaikų prašydavo pasisiuoti sloiniką. Taip, iš tikrųjų, visoje Lietuvoje yra toksai vienas iš senovinių tokių metodų. Tačiau, kaip medicinos atstovas, tikrai nepritariu tokiam gydymui šiais laikais. Todėl, kad gydydavosi tada, kai nebuvo antibiotikų eros, nes jis turi šiek tiek tų tokių priešuždegiminių savybių. Šlapimas taip pat yra vartojamas žarnyno valymui. Jis yra vienintelis, iš tikrųjų, kur nepakenkia gerosiom bakterijom. Jis nepakenkia nei gerom, nei blogom. Čia reikia, aš manyčiau, kad teikti galima tik tada, kada pats esi pamėginęs. Taip. Jeigu pats nesi pamėginęs, niekada niekas neduos. Tai kaip, pavyzdžiui, tikėti, Regina, kad Žemė yra apvali, jeigu niekada jos iš kosmoso nematėjai, ar ne? Nu, tai pagal jūsų logiką. Reikia viską paragauti, pamėginti tam, kad įstikintum poveikio arba ne? Kiekvienas ir ne. Parašo mokslininkai knygas, aiškiai sako, šlapimas ne. Suprantat, aš niekada niekam nesiūlau ir aš sakau tik tai apie save. Aš noriu klausti Kęstučio. Naujieji metai įsibridus į upę. Kaip atrodė sutiktuvės? Gražiai, kaip su girliandom. Šalta buvo?
Matot, aš ne vieną kartą tą dariau, aš tą 8 kartus sutikau naujosius metus. Ar nors kartą ant ledo lyties kokių vaišių pasidėjot? Ne, vaišių pasidėti tenai neišeina Nemune, nes arba lytys plaukia, arba krantas užšalęs visiškai, o ten, kur maudaisi, tai yra tiekmė ir tiek vanduo. Bet pats tas įdomumas viso fakto, kad įlipi prieš 24 valandą ir išlipi po 24 valandos. Ir štai 2 metai vandenyje vienu įlipimu. Kiek metų, Kęstuti, kasdien maudotės į upėj? Kasdien apie 20 metų. Nebūtinai upėj, maudausi ten, kur esu. Tai gali būti jūra, gali būti kūdra, gali būti... O tai gal jūs žiemą išvažiuojat ten, kur karšta? Deja, ne. Kokia šalčiausia buvo upė ar tiesiog vanduo, kai jūs maudėtės? Vanduo niekada nebūna šaltesnis už 0. Nes tada būtų ledas jau. Tiksliai. O oro temperatūra tai buvo 30 laipsnių, esu įregistravęs rekordą. Buvo minus 30 šalčio, o jūs buvot vandenį. Aš buvau vandenį. Tai vandenį buvo šilta, nes tik 0, ar ne? Vandenį buvo 0, tikrai nemažiau. Kokie dar gyvenimo įpročiai atspindi jūsų sveiką gyvenseną? Nelabai sutinku, kai sako sveika gyvensena, nes tradiciškai yra susidaręs toks požiūris, kad sveika gyvensena, tai va, kolegė žolėdė, arba bent jau nevalgymas mėsos, nevartojimas alkoholio ir apskritai buvimas asketu, tai yra sveika gyvensena. Na, panašiai taip įsivaizduoja. Taigi jūs kartais ir mėsytę suvalgot ir alšio išgeriat? Viską darau, viską valgau, viską geriu, bet aš jums galiu pasakyti mano požiūriu, kas yra sveikas žmogus. Taip. Sveikuolis tai yra žmogus, kuris daug juda gryname ore, kuris maudosi atviruose vandenyse kiekvieną dieną ištisus metus, kuris valgo viską tradiciškai, bet neėda, viską geria, bet nelaka, puikiai jaučiasi ir todėl dar visko nori ir viską gali. Gerai skamba. Ir būdamas sveikas ir su Dievo palaima eina tokiu keliu, kad ieško savojo aš, dvasios tobulėjimo. Man 58. Ar esate sirgęs rimtom lygom, kai reikėjo medikų, ligoninės? Vaikystėje su plaučių uždegimu sirgė. Manęs dažnai klausia, sportuojant, bėgiojant rytais, kaip čia tu taip sugebi, gal gali kaip nors vizualiai paaiškinti suprantamiau, nuo ko priklauso tas noras kažką tai pasiekti, galimybė pasiekti. Tai aš esu sugalvojęs tokią formulę, santykį. Kokia tai formulė? Mūsų galimybė pasiekti tai, kas susiję su valia, labai priklauso nuo santykio tarp M ir S. Kas tai? Kur M yra miegoti, o S sisioti. Įsivaizduokit rytmetį ankstyvą, kada toks miegelis saldus dar rytinis, o taip spaudžia į tualetą. Ir tu pradedi debatus su savim. Eisiu, neisiu. Eisiu, neisiu. Nusprendžiu, dar neisiu, dar miegosiu. Va ir miegam. Tai taip yra lygiai su, tarkim, norėjimu numesti svorio. Ir toliau galima visą tai pritaikyti. Jeigu aš toliau miegu, tai gal aš prisisisiosiu į lovą arba prisiauginsiu tiek svorio, kad aš nebepaeisiu. Arba galbūt aš sugalvosiu iš vakaro, įsidėsiu sauskelnes ir toliau pūsiu. Suprantat, tai labai vaizdingai tas santykis parodo mūsų galimybės ir norus. Kitaip tariant, reikia ne tinginiauti, o veikti, daryti. O veikti, taip. Bet miegas taip pat svarbus sveikatai. Pritarsit? Bet kai aš nusprendžiu, kad jau man reikia keltis ir taip užspaudį į tualetą, arba tiesioginė prasme mane varžo pasilenkti, užsirišti raištelius, tai aš sakau, kad tai jau yra viskas ir tas santykis yra peržengtas ir man reikia mesti svorį. Kęstuti, ar būna vis tik nuoširdžiai, ar būna rytų, kai nenorėtumėt eiti tą upę, bet vis tiek prisiverčiat? Nebūna. Tarkim, jeigu labai trumpai išvardinant dienos režimą, atsikeliu, išgeriu arbatos grybo stiklinę,
Beje, tarp kitko, niekas apie tai nepaminėjo. Aš įsivaizduoju, kad tai yra labai sveikas. Sutinkat? Taip. Toliau atlieku pratimus Tibeto vienuolių. Taip. Toliau dviratukas, 3 kilometrai iki upės, 3 atgal, bet prie upės bėgimas minimum 3 kilometrai, toliau mažiausiai kartą 2 per savaitę 5 kilometrai, kartą per mėnesį mažiausiai 10 kilometrų. Po darbo dar su dviračiu nuvažiuoju 15-20 kilometrų, na, ne kiekvieną dieną, bet pakankamai nuvažinėju. Tai manau, kad visi šitie dalykai tikrai turi reikšmės ir todėl aš savo kartais leidžiu jau ne pavalgyti, o paėsti, atsiprašau. Nes man patinka. Akivaizdu, iš to, ką šį vakarą girdėjome laidoje, yra daugybė būdų, kaip savo padėti, kaip savo sumažinti skausmą, kaip gyventi sveikiau, kad tiesiog profilaktiškai mes toliau neturėtume sudėtingų ligų gyvenime. Bet akivaizdu ir tai, kad mūsų laidos grupė nekviečia imtis įvairių radikalių priemonių ir kažko griebtis nepasitarus su medikais. Kita vertus, reikia skaityti, aiškintis, kokiegi būdai yra iš gamtos ir galbūt nepatingėti juos pritaikyti savo. Būkime sveiki, ko daugiau be palinkėsiu šio vakaro dalyviam ir žiūrovam. Tai buvo laida Yra kaip yra, kartojimai LNK video galerijoje LNK Gaudas.